Paskutinis laikas, kai labai daug yra pasiūlymų kažkur pravesti, išvesti, atidaryti portalus, suteikti iniciacijas, kažkokius tai duoti kodus, sėkmės ir panašiai. Kažkurie žada pervesti į kitas realybės, laiko juostas ar dimensijas. Bet vienas gal svarbiausių dalykų apskritai, kad dauguma žmonių, kurie to siekia, bet kokią kainą lankosi pas tuos vadinamus dvasinius pažadukus, gal taip juos galima pavadinti, ne, ar ten lyderius kažkokius, net neįsivaizduoju, nesvarbu iš tikrųjų tas pavadinimas. Bet net žmonės normaliai ir nelabai supranta, ko jie siekia ir ką jie su tuo veiks ir darys. Ir labai įdomu, ar jiem tikrai iki galo net yra paaiškinama. Tai tikrai nėra apie visus, bet manau, kad dauguma dabar yra, nes dar tokio bumo dvasingumo turbūt nebuvo niekada, kas vyksta dabar, nes žmonėm tikrai atsiveria kažkokios tai galimybės, atsiveria pajautimai, tikrai žmonės darosi jautresni, tikrai viskas vyksta daug greičiau, bet žmonės dažniausiai nelabai supranta, ką su tuo daryti. Bet kokiu atveju, norint kažkur pereiti, praeiti ar kažką patirti, nes tai yra vis tiek iš tikrųjų tai ieškomų būsenų yra, tik tai nelabai gal supranta tie, kas ieško, gal kažkas ir supranta tiksliai, ko jie nori ir gali tai įvardinti, bet dažniausiai tai tie, kas supranta, jau nelabai kažkur vaikšto ir ieško. Tai va, tai tie, kas supranta, jie dažniausiai būna susitvarkę arba tvarkosi ir susikoncentruoja į savo lauką. Tai pirmiausia į save, į savo būsenas, nes tikrai visi turime ką veikti į savo aplinką ir visos situacijos duotos ir sunkios, kažkam lengvesnės, jos duodamos tam, kad su jomis susitvarkyti, o ne nuo jų pabėgti kažkur tais. Tai va, tai suprasti, kad kažkur pereiti, praeiti, reikia pirmiausia būti susitvarkius čia šitoje realybėje, šitoje laiko juostoje, šitam laike, nes niekur mes neiškeliausim, niekur mes neišeisim, tiesiog keičiasi mūsų sąmonės lygis, keičiasi mūsų reakcijos, keičiasi mūsų būsenos ir keičiasi mūsų apskritai priėmimas sistemos ir kiek įmanoma mažiau dalyvavimas juose. Tai va, bet tai reikia patirti, pajausti, o paskui visa kita atsidarinėja savaime, nes nukritinėja blokai, nukritinėja įtampos, atsiveria tas vadinamas matymas, aš kalbu net ne apie aiškiaregystę, o apie matymą tą tiesiog situacijos realų įvertinimą, kas iš tikrųjų vyksta, bet ne pagal tai, ką mes išmokę, ką mes žinojom, kaip mes buvom įtikinti, o pagal tai, kaip iš tikrųjų, aišku, mes kiekvienas, bet kokiu atveju matom pagal savo filtrą, tai bet bent jau matyti per kuo, kaip sakyti, švaresnį filtrą irgi nėra blogai.